Meluot galima tada, kai tavo žodžiai išgelbės gyvybę kažkam tai. Apkalbos yra daug pavojingesnis dalykas negu įžeidimas į akis. O tie keiksmažodžiai, jo fana, jo papa. Geriau tylėk. Labai dažnu atveju tinklalaidžių klausytojai yra tik klausytojai, jie nėra prenumeratoriai, todėl mes, podcastų kūrėjai, labai kviečiame jūs dažnai prenumeruoti, paspausti skambutį, uždėti tą patį laiką, pakomentuoti kažką, nes tokiu būdu podcastas yra plačiau girdimas, geriau žinomas ir mes galime kurti jums daug geresnį turinį. Tad kviečiame būtent tai ir padaryti ir gazuojam. Sveiki visi, su jumis vėl Alanas Zeranovas ir Alano podcastas. Podcastas, kuris yra skirtas jūsų kūnui, protui arba sielai. Reiškia, vieną iš šių trijų elementų mes būtinai su savo pokalbiais paliečiame ir tikimės, kad aktualiomis temomis arba žinomomis temomis mes jums sukursime kažkokių naujų patirčių arba galbūt į tas pačias temas pažvelgsime tiesiog kitais kampais. Šiandien mano svečias yra Tomas Girdziauskas. Jis yra lektorius, bet tuo pačiu yra ir audio knygų autorius, o taipogi įvairiausių mokymų kūrėjas ir radio laidų vedėjas buvęs, turėjęs reikalų ir su televizija. Ir mes su juo šiandien pakalbėsime įdomia labai tema. Aš tikrai garantuoju, kad jūs būsite įsitraukę nuo pradžių iki galo ir svarbiausia, likite iki pat galo, nes pradžioje mes pakalbėsime apie žodžio svarbą mūsų gyvenime, apie jos galias, apie tai, kaip mes kalbame, kodėl mes kalbame, kaip keičiasi kalbėjimai, kokia yra kultūra, istorija, o pereisime prie tokio aktualaus dalyko kaip keiksmažodžiai. Tai yra išvis, nežinau, kaip pavadinti šitą dalyką, atrodo svetimybė tokia, kuri, atrodo, turi net ir tokių ištakų, kad kažkada tai buvo absoliučiai normali leksika. Tomai, jūs pats mėgstat pakalbėti iš principo? Oi, man daug pakalbėti, nedaug valgyti. Kai aš užsivedu, kalbu labai ilgai, bet po to labai ilgai tyliu. Gerai, bet iš principo, kalbantys žmonės, jie yra dažniausiai labiau pastebimi, atrodo tokie spalvingesni, jie turintys daugiau, atrodo, šarmo ir apskritai galbūt net priimta taip, kad tas, kuris daugiau kalba, turintis ilgą liežuvį, gal net ir daugiau gali pasiekti, daugiau gali kažką tai, nežinau, ar čia tik tai šių laikų toksai pamastymas yra, nemanot, kad taip yra? Na, tai visiškai daugybė dalykų rodo, kad kuo žmonės emocingesni, tuo jie didesnį poveikį daro kitiem. Tik klausimas gera ar bloga. Jeigu jie turi priklausomą tikslų, jeigu tikslai yra, sakykime, ten kažkokie stiprus galingi, tai jis ir pasiekia tos tikslus. Jeigu jis daug tyli, mažai kažką tai komunikuoja, tai jis mažai pasieks. Yra variantai, kad jis ten gali, sakykime, knygas rašyti, bet vis tiek prieš tai jisai turėjo daug komunikuoti. O marketingas verslė šitą įrodo tiesiogiai, kad marketingo esmė yra emocija. Tu gali daryti puikiausius produktus, genialius, bet jeigu nebus emocijos, tu nieko neparduosi. Savęs neparduosi. Jūs apskritai tą žodžio galios tematiką gilinotės į ją ilgą laiką ir apskritai jūsų įdomus labai gyvenimo kredo. Jūs esate tas gyvenimo studentas, ne kiek aš apie jūs esu skaitęs, jūs esate sukūrę labai daug įvairių mokymų. Koks tas jausmas truputį, jūs atskleidžiant, mokytis visą gyvenimą? Šiaip atvirai pasakius, man atrodo, kiekvienam žmogui taip yra, ar ne? Ar čia reikia, tai savo manifestuoti, kad tu esi tas gyvenimo studentas? Na, čia gal mano kažkiek išskirtinis atskiras atvejis, aš turėjau per gyvenimą keletą tokių šuolių, kritimų, kilimų ir jie mane privedė prie to, kad aš tik atradau, kad žinios turi kažkokią, mano gyvenime neįtikėtiną galią. Man išgelbėjo, galima sakyti, gyvybę eilę kartų. Ir kai išgelbėjo gyvybę, tai po to aš į žinias pradėjau labai ypatingai reikiai žiūrėti, užkėliau, sakykime, tom savo ieškomom žiniom labai aukštus reikalavimus. Čia atskirai istorija, aš neseniai turėjau tik diskusiją prieš porą dienų apie tos reikalavimus žiniom. Ir taip pasitiko, kad aš tapau tokiu visą laiką studijuojančiu, bet ne tik studijuojančiu, bet ir mokančiu. Tai, sakykime, mano darbas yra pirma kasyba žinių kažkur giliuose šachtose, aš ieškau, sakykime, kažkokių žinių deimantų, maksimaliai giliai, po to aš juos perdirbu ir po to perduodu klientam kažkokių mokymų formą. Tai man labai prieš tą, sakykime, mokymus, kita medalio pusė, man labai patinka analitika ir labai gili analitika, bet kokių temų. O kalbant apie šiandienos temą, žodžio galia, kokią jinai įtaką turėjo jūsų gyvenime, kaip atradot šitą temą ir kokios asmeninės patirtis, virsmai kažkokie buvo, kalbant apie žodį jūsų gyvenime, kaip vaidmenį?
Na, vaikystėje aš buvau dėl sveikatos aplinkybių uždaras žmogus, apie 20 metų aš labai mažai bendravau, bet po to man pavyko išsigydyti savo sveikatos sutrikimą ir viskas apsivertė priešingai. Bet čia psichologinis kažkoks momentas? Ne, buvo plaučių sutrikimas. Supratau, toks lyga, ta prasme. Jo, buvo plaučių lyga ir paprastai tie žmonės, kurie turi tokią lygą, jie yra liūdni. O po to viskas apsivertė radikaliai priešingai. Pas mane atsirado ten 3000 kontaktų mano knygelį per labai trumpą laiką, visi stebėjosi. Aš atėjau į radiją dirbti, radijo laidą daryti, paaiškėjo, kad tie 3000 kontaktų man nerealiai reikalingi, tai ko reikia. Ir prasidėjo bendravimas fontanais į visas pusės. Tai radijas iš principo mane ir padarė tuo kalbančia galva. Mane ten išmokė labai įdomių dalykų, pavyzdžiui, treniravo specialistę, kuri žinoma Lietuvoje moka žurnalistus. Ir jinai parodė, sako, Tomai, pas tave yra pradžioj kalbos šiukšlių daug, reikės pašalinti. Ir nuo to užsikabinau, aš pašalinau tas šiukšlės, tada pradėjau domėtis plačiau ir giliau tą temą. Ir man pasipylė daug įdomių atradimų. Po to aš tyrinėjau tą temą iš filologinės, kalbotyrinės pusės, iš viešosios kalbos, prasidėjo vieši mokymai ir taip toliau, ir taip toliau. Tai plus man ypač buvo įdomi tema iš tokios medicinės, neurologinės pusės, bet mes apie tai turbūt vėliau kalbėsim. Jo, aš norėsiu jūs paklausti apie sveikatos ir žodžio galios sąsajas įvairias. Bet apskritai, kalbant apie žodį, kaip jisai tapo natūraliai, kad jisai tapo vienu stipriausių manipuliacijos ir valdymo įrankių pasaulyje, realiai. Juk mes esame gamtos padarai, išėjome iš to, jog mes tik tai kūno kalbą kalbėdavome, gal gestais kažkokiais, gal, daug dievė ten pariaumojimais, gal, ar vis dėlto aš klystu ir gamtoje tie patys riaumojimai, pasišiaušimai, ten garsų išleidimai, tai yra ta pati žodžio galia ir vis dėlto tai dominuoja. Na, man atrodo, čia šiaip yra didžiulė mokslinė diskusija, yra alternatyviniai variantai, kaip iš viso žmogus buvo sukurtas. Ar jisai buvo sukurtas iš karto, sakykime, plius minus tobulas, ar jisai vystėsi per kažkokius ten tūkstančius milijonus metų. Man atrodo, jis buvo iškart sukurtas tokiam pilnam komplekte, bet jo viduj, žmogaus viduj yra tam tikri sluoksniai, sandai vadinami arba lygiai gamtos, iš kurių galima taip supaprastintai kalbėti, kad yra vienas iš tų lygių yra toks gyvūno instinktų lygis, kitas lygis yra humaniškas, human. Tai yra kalbantysis lygis. Na, yra dar daugiau lygių, bet šiuo atveju tik tie du mums svarbus. Tai jeigu žmogus nevaldo to, kai jisai kalba, šneka beleką, kas ant liežuvio, jis yra tam žemesniam lygiui. Jeigu jis nori tapti to aukštesniu lygiu, jisai turi išmokti kontroliuoti praktiškai kiekvieną žodį ir tą mes matom iš valstybių vadovų elgesio, kad kai jau jie kalba prieš ten milijonų žmonių, priversti, jie nenori, turi kiekvieną raidę kontroliuoti. Iš tiesų taip ir yra. Tos rašomos kalbos ir atrodo girdimi tie patys labai panašus nuspėjami tekstai, čia yra detaliai apgalvotas. Oi, tai čia ne jokai, čia labai rimti dalykai, kuo didesnė valstybė, to daugiau žmonių ruošia tas kalbas. Aš girdėjau, čia gal gandai, tik tai, kad kai kurių valstybių vadovam ruošia ištisi institutai kalbas, čia labai rimti reikalai. Ir ten viena raidelė, viena ženklelis ne vietoje gali sukelti labai didelės pasekmes. Gal kokių patirčių, žinot, ar istorijų, kažkas tai nutiko tokio, kad sukėlė pasekmes? Viena labai garsi istorija, tai buvo Anglijos karalienės santykiai su jos sūnum, kuris vėliau tapo Prūsijos princu, valstybės vadovu, ir jisai parašė labai nuoširdų laišką asmeninį, jau būdamas princu, ir jinai jam atsakė labai šaltai, formaliai, diplomatiškai. O iš tikrųjų jisai tikėjosi mamos atsakymą, emocingo, jausmingo. Tai. Ir jam tai sukėlė tokią neapykantą ir pyktį, kad jisai visą gyvenimą, ar bent jau tuo momentu, jis pradėjo nekęsti visos anglų tautos. Ir tai paskatino Pirmo pasaulinio karo startą. Wow. Tai nebuvo gal vienintelė priežastis, bet viena iš tų tikrai. Bet tai čia buvo laiškas, ta prasme, čia vis tiek yra, mes kalbam, aš galvoju, kad mes kalbam apie tą žodį, kaip mes su jumis dabar išleidžiam garsą iš burnos. Ar tai yra irgi? Būtinai, ta prasme, mintis, kurią mes mastom, aš turėjau patirtį užsienyje labai įspūdingą, kai vieną kartą keletą mėnesių gyvenau emigracijai, pirmą kartą gyvenime taip rimtai, o aplinkui niekas nekalbėjo lietuviškai. Ir staiga po kelių mėnesių aš pradedu suprasti, kad mano smegenyse įprogramuota lietuvių kalba. Aš to niekada gyvenime nejaučiau, nes gyvenu taip lietuvių. Jūs mastot lietuviškai. Aš mastau lietuviškai. Tai reiškia, kad
pirmiausia yra mąstymas, tai prasme mes mintyse kalbame su savim, ten jau kalbame tyliai, o po to galime išreikšti balsu arba tekstu, arba netgi kūno kalba. Tai jau po to netaip svarbu, kaip mes išreiškiam. Aišku, emocinė forma yra pasiriškiausias pavyzdys, bet didžiausias efektas, bet ir žodžiais ir tekstu mes galim taip pat padaryti didžiulį poveikį. Labai didelį. Jo. Aišku, tai nesimato emocija. Ten gali, reiškia, žaisti, kad nupjauti emocijas, bet vis tiek tai yra labai didelė jėga. Kalbant apie tą minčių ir žodžio galę, tai iš tikrųjų apie minčių galę mes jau tikrai labai daug esame girdėję. Yra parašyta, tikrai, man atrodo, nežinau, gal pataisysit mane, daugiau knygų ir aš, pavyzdžiui, daugiau esu susitikęs apie tą, kad mintimis mes galime padaryti, mes galime išgyti, mes galime ten savo kažką įgalvoti, bet ar tai nėra tas pats minčių galę ir žodžių galę? Ar čia vis dėlto reikėtų atskirti šios? Ne, čia reikia atskirti. Reikia pirmą suprasti, kad žmogus sudarytas yra iš 3 didelių sistemų. Tai yra paprastai taip vadinama galva, krūtinė, pilvas. Čia yra pusiau mediciniai fiziologiniai terminai. Ir kartu tai reiškia, sakykime, ten senovės romėnų retorikoje buvo formulė logos, patos, esos. Tai yra logos yra žodžių tekstas, mentalinis, tai yra kas iš galvos eina. Tai yra ir mintis. Esos, tai yra, pasos yra tai, kas eina iš emocijos, iš krūtinės, iš širdies ir esos yra tai, kas yra faktiškai kūno kalba. Ir jų kombinacija duoda veiksmą, duoda tą poveikį. Ir jeigu žmogus, sakykime, yra nesutapimai tarp to, kai jis galvoja, tai kai jis išreiškia emociškai ir ką rodo kūno kalba, tai reiškia, jis yra dezintegruotas, išardytas, jis yra, sakykime, nepilnavertis ir kažkas negerai su juo. Bet viskas prasideda nuo minties. Viską užduoda mintis ir yra vienam tekste prašyta, kad žmogus kalba tai, kas yra giliai jo vidui. Jisai negali pasakyti šiaip beleko. Tai jisai, kitaip sakant, rodo save, bet jisai savo mintyse gali tas slėpti, jis gali nieko nesakyti, o galvoti kažką blogo arba labai gero. Bet tik tai tada, kai jis išsako, tada jį pradeda visi normaliai aiškiai suprasti ir tada jis gali savirealizuoti arba daryti poveikį. Bet jeigu jisai tik tai mintyse galvoja, tai ten jo vidinė virtuvėje vidinės problemos, tai reikia tik jį. Nes mes nesam telepatai, kad skaitytume kitų mintis. Mes galim kažkaip suprasti iš dalies, bet tikrasis poveikis yra tada, kai mes įvelkam mintį į emociją, į išorinę balso vibraciją. Bet aš teisingai supratau, kad jūs žodžio pagalba, būtent to, aš kažkaip grįžo mintys atgal į pačią pradžią apie jūsų radijo laidų kūrimą, kad jūs būtent šios praktikos dėka išsigydėte daug ligų ir, kaip sakėte, ir tas psichologinės ligas ir tą visą barjerą kažkokį tai uždarumo. Ne visai taip. Aš išsigydžiau, galima sakyti, tai nebuvo liga, tiesiog aš jaučiau nervinę įtampą kažkokį epizodą gyvenime ir tai mane privedė prie to, kad aš pradėjau labai domėtis neurologija. Aš dirbau neurochirurgijoje ir ketinau tapti neurologu ar gal net psichiatru. Bet tai man jau tada buvo, tai ta tema numeris 1, aš galvojau ten vos negyvenimą tam paskirti. Ir tik po kokių 10-15 metų man atėjo rankas medžiaga, kuri yra konkrečiai apie žodžių valdymą, apie liežuvio valdymą, apie žodinę komunikaciją. Ir staiga netikėtai staiga paaiškėja, kad sukontroliavimas žodžių, emocijų išsprendžia didžiąją dalį visų nervinių įtampų. Ir man nukrito kaip didžiulis akmuo nuo pečių. Bet tai yra kontrolė labiau tokia, kaip galvoti, ką sakyti, ar labiau yra tam tikras rinkinys iš kažkur tai išmoktas, kurį tu transliuoji ir tokiu būdu kažkaip keiti savo neurologinės sąsajas ir tuo pačiu visą. Iš dalies yra antras variantas, bet pirmiausia, tai yra kontrolė, tai yra galvojimas. Čia yra labai svarbus momentas, kad daugybė žmonių galvoja, kad jeigu jie žino kažkokią tiesą apie kažkokį kitą asmenį, taip, tai ta tiesa jos įpareigoja ją išsakyti. Ir jie taip daro. Aš žinau tiesą ir jie žiūrėjo akis tau. Ne. Iš tikrųjų, bendravimas yra svarbiau negu tik informacijos perdavimas. Bendravimas yra daug daugiau. Informacijos perdavimas, tai galima sakyti, bendrauja galva su galva. O žmogus tai nėra tik galva, pas jį dar yra jausmai ir dar yra jo kūnas. Tai jeigu mes tik galva į galvą bendrautumėm, tada galbūt ir galima būtų rėžti tiesą į kaktą, taip sakant. Bet dalyvauja dar daug daugiau dalių žmoguje. Tai reikia galvoti ne apie tai, kad
tiesą išsakyti, bet reikia galvoti apie poveikį bendrą, kaip paveiks tą žmogų, ant kiek tie žodžiai yra greunantis ar gydantis. Tai blogi žodžiai, sakykime, tiesos žodžiai gali nužudyti žmogų, ne vietų, ne laiku pasakyti. Čia yra garsi istorija, kaip, sakykime, 2 karininkai Amerikoje eina per miestelį, prieina prie namo, beldžiasi durys, išeina neščia moteris. Taip. Jie sako, sorry, mes nepataikėm ir eina į kitą namą. Jie iš tikrųjų jai atnešė baisią žinią, kad jos yra žuvę Vietname. Jeigu jie dabar pasakys, tai baigsis dar 2 nelaimėm. Jinai gali, reiškia, arba minimum 1. Arba, taip, tai galbūt 2 mirtis. Taip. Tai jie tą žinią neduoda jai. Sakykime, perduos kažkada vėliau, gal visai neperduos, nes čia labai, gali sukelti pasekmę. Tai čia labai teisingas posakis yra, Tomai, atsiprašau, kad pertraukiu, kad žodyje, tas garsus posakis, žodyje yra ir mirtis, ir gyvybė, taip? Taip, tai čia yra labai seni tekstai, šitą dalyką sako, kad, o dar kitais žodžiais kalbant, tai yra tokia frazė, kad liežuvis yra mažas vairas dideliam laive, kur jisai suka, ten suka visas didžiulis laivas. Arba kitaip sakant, tai, ką mes galvojame, mes leidžiame žemyn, įmaterializuojame savyje, įveiksminam, įpraktinam. Mes galvojam, tada mes išsakom tos žodžius, ir tai priveda prie veiksmo. Ir tokiu būdu kūnas persima veiksmų. Prasme, čia yra kaip tam tikras skydas arba ventilis, be kurio sankcijos, be žodžių dalyvavimo veiksmas neprasideda. Ir kai mes išdrįstam tai sakyti, sakykime, sugalvom kažkokią idėją, po to ją įvardinam, tada tik tai prasideda jau energijos akumuliavimas, palaikymas ar ten pagalba ar kažkokia komanda renkama, kad tai gyventi. Tu vienas negali daugybės dalykų padaryti. Labai mažai vienas gali padaryti, tau reikia, kad dalyvautų kiti žmonės. Turi su jais kalbėtis, tartis. Siūlyt, prašyti ten kažkokios pagalbos, ten įjungti jėgas. Tai be žodžių tai neveikia. Be žodžių žmogus gali labai nedaug gyvenime, tik tai sėdėdamas vienas su savim galvodamas. Bet labai keikia tos ilgaliežuvius kitas į ką, tu čia per daug kalbi, nors atrodo, kad žmogus nori. Iš tikrųjų, kaip pajusti tą ribą, kai tu turi tą liežuvį, nori kalbėti, nori pasireikšti, bet tu jauti, kad gali kitam kažkokį diskomfortą daryti, ar kažkokius ženklus pastebėti reikia, ar čia turi būti drąsus žmogus, kad pasakytų jam kažkaip, ar vis dėlto tas ekstravertas maksimalus turėtų mokytis to žodžio meno ir retorikos. Mokytis, tai būtinai ne viską iš eilės, nereikia kalbėti tai, ką matau, ar ką matau, to dainuoju, kad taip nebūtų. Tai yra labai konkretus patarimai, kad jeigu neturi ką gero, naudingo, vertingo, pakeliančio, santykių stiprinančio pasakyti, geriau tylėk. Arba kita versija, jeigu tavo žodžiai gali sukelti kažkokias blogas pasekmes, tai jų nesakyk. Trečia formulė yra tokia, čia senovės indų formulė, kad jeigu yra žmogus, kuris labai daug žino, pasietina tartis kažkoks klientas, ir jisai klausia, klientas klausia, aš noriu sužinoti apie A, B ir D arba F. Tai tu ir turi sakyti į šitus punktus, taip, o nesakyti apie C, M, K, L ir taip toliau. Nes jeigu tu pasakysi daugiau negu jis klausia, ta informacija gali jam pakenkti. Nes jis nepasiruošęs ten ir jam dabar netai aktualu, tu jis supainiosi, chaosą sukelsi ten ir taip toliau. Reikia tiksliai tą duoti, ko tavęs klausia. Jeigu tavęs neklausia, nesakyk. Tai čia tikriausiai labai gerai, ypatingai gerai, tu žinoti tokias taisyklės įvairias, aš dabar kažkaip prieš akis išlindo tokie susitikimai dėl darbo pokalbio kažkokie tai, arba susirinkimai. Dabar labai yra populiaru, iš tikrųjų gal po truputį ir perėsim prie tos temos, labai populiaru tie vadinami, kaip dabar sako, mitai. Tai mitus daro mitus ir mitus. Jau nieks nebenaudoja to lietuviško žodžio, kas irgi tikriausiai yra kita tema visiškai, tos svetimybės ir anglizmai visi ir panašiai. Čia labai įdomi tema, taip, kad trumpam. Aš ją buvau labai užėmęs ir labai domėjausi ir labai norėjau, ten iš vienos pusės aš mokiausi krūvą kalbų ir man ta lietuvių kalba kažkaip tai nuskendo tose kalbose. Bet po to aš grįžau ir man pasidarė labai įdomi, lyg pirmą kartą gyvenime lietuvių kalbą domėčiausi. Tai aš buvau už tokią radikalią lietuvybę, bet po to mane labai nustebino. Aš dirbau trumpą laiką valdžioj ir netgi ten aš bandžiau pramušinėti tokias iniciatyvas. Po to paaiškėjo, kad lietuvių kalba yra artimiausia proto indoeuropiniai prokalbiai, sanskritų ten ir taip toliau, bet iš tikrųjų visos europinės, ten kiek ten 20-25 kalbos, yra iš principo ta pati kalba.
Tai yra viena ir ta pati kalba su variacijom. Jeigu tu šaknį pasigilinsi, sugredintis tas kalbas, tai jų visų šaknis tos pačios. Yra labai nedėli skirtumai, bet skamba emocija yra visiškai skirtinga, bet pati struktūra yra beveik ta pati. Tai yra panašiai kaip, sakykime, yra aukštaičiai, žemaičiai ten suvalkiečiai ir taip toliau Lietuvoje, tai visa Europa yra analogiškas dalykas. Tik mes to nesuprantam. Man atrodo, kad čia svetimos kalbos. Realiai tai yra, tai sakykime, pavyzdys yra konstitucija žodis, ar ne? Nu, atrodo, nelietuviškas žodis. Taip. Nelietuviškas, bet tu nagrinėjai žodį konstitucijo, žodis stitucijo yra nuo žodžio statutas, Lietuvos statutai. Tai buvo lietuviškas žodis. Tai šitas pažodis, tai tokių pavyzdžių yra labai daug. Tai prasme, jie yra persimainę per epochas, bet jeigu nuosekliai ir labai tu moksliškai rimtai griežtai tyrinėsi, tai yra ta pati kalba. Tik tai jos visokios variacijos. Taip, kad čia labai sunku pasakyti, ar tie anglicizmai yra blogai ar ne. Jo, ir kalba turi savo dėsnius, tu gali kaip nori jie prievartauti. Sakyk, prancūzai prievartauja, kad visi prancūzai kalbėtų tik prancūziškai, jokių svetimybių. Ar ten Islandija, ar ten, nežinau, kažkokia dar kita valstybė. Bet kalba vis tiek tai veikia, tu negali jos prievartą, sakykim, suformatuoti. Tai yra toks instinktų dalykas, kad jinai turi savo logiką, savo dėsnius ir jinai pati sureguliuoja, kaip ką įtraukti, atmest. Norite pokyčio? Prisijunkite prie FitMe bendruomenės, pasinaudokite nuolaidos kodu, spauskite čia ir gaukite mėnesio nemokamą prenumeratą kartu su mitybos planais, sporto programomis bei specialistų konsultacijomis ir dar daugiau. Grįžtu atgal prie savo minties, įdomu labai dėl šito anglizmų ir svetimybių, barbarizmų vadinamų, matai, gali būti, kad ir mūsų pačių čia yra visas, kaip sakyti, sukurtas dalykas kažkada istorijoje. Išmanizacija, kaip aš vadinu, tai yra išmanių įrenginių atsiradimas, paskendimas ekranuose, kompiuteriuose. Tie patys susitikimai, apie kuriuos aš kalbėjau, norėjau paklausti, kaip reikia kalbėti dabar, mokytis kalbėti, nes tai tikrai bendravimas pasikeitė, kuomet tu atrodo bendrauji su žmogumi, bet žiūri į ekraną. Man tai yra atrodo visai kitoks, tu nejauti tos energijos, nejauti to artumo ir man atrodo, kad bendravimas yra tarytum tikrai pasikeitęs ir reikėtų jo mokytis iš naujo. Bet kita vertus, apskritai, kaip mes bendravome anksčiau, kokia ta žodžio galia buvo ir kokia jinai yra dabar, kuomet atsirado tiek daug išmanių įrenginių ir mes, man atrodo, kad mes iš vis mažiau bendraujame iš principo. Na, čia yra problema, kad tie išmanūs įrenginiai mus labiau atitolina, jausmiškai atitolina, bet mus labiau perkelia į galvas, į minčių planą. Ir tas minčių planas yra tam tikrą prasme svarbesnis, nes ten yra šaknis ir priežastis visų įvykių, kas vyksta žmogaus viduj. Bet žodžių valdymas ir kalbos valdymas yra svarbus dar dėl kito konteksto, labai svarbus. Tai yra, kad žmogus tobulėja iš principo dviem kryptim. Yra taip vadinamas kelias iš apačios į viršų, kai jisai pirmą tvarkosi materialius dalykus, po to emocinius, po to mintis arba dvasinius dalykus. Ir dauguma žmonių eina šitų kelių ir todėl yra startinėme etape labiau materialistai. Tai tame gamtos požiūrį tai yra legalu ir tai yra normalu. Ne tai, kad normalu, bet įprasta. Tai jie lavina tam tikrą, taip vadinamą materialią žemišką žemutinę valią. Žmogui yra dvi valios, yra žemutinė valia ir aukštinė valia. Ir antras, šitas kelias yra lėtas ir skausmingas bandymų, eksperimentų ir klaidų kelias. Bet žmogus jo eidamas labai tvirtai viską išmoksta, bet labai lėtai eina, labai kankinasi. Tai yra kančių kelias. Ir yra kelias iš viršaus, tai yra žinių kelias, kuris yra laikomas tobulų, geidžiamiausių, nuostabiausių, bet jisai turi irgi savo specifiką. Žmogus turi būti pakankamai atviras, pasitikintis, neužsispyręs mintyse. Tai šitam kelyje sunkiausias epizodas ir yra būtent išmokimas kontroliuoti kalbą. Kontroliuoti liežuvį, kaip aš vadinu, kad jis yra tam tikras ekranas, ventilis arba vartai į praktinimą, į gyvendinimą. Ir jeigu žmogus nekontroliuoja tai, kai jis kalba, tai jis negali to keliu eiti. Jisai, taip sakant, paskęsta savo minčių chaosą tokiu atveju, arba ten verda su savo mintyse, bet nieko negali gyvendinti. Tai šitam kely... Tai gal šiuo atveju, atsiprašau, tai kai būna, kai žmogus nusišneka, tai gal čia tas ir būna momentas. Taip, iš principo taip ir yra.
Tai galima sakyti, jis perkaitęs ten ar per daug, kaip ten anglai vadina, overthinking, per daug masto, per mažai daro. Tai todėl, kad jis nemoka išreikšti to, ką jis nori. Aiškiai tiksliai, nemoka komunikuoti, ten klausti, imti, duoti informaciją ir taip toliau. Tai šitam epizode yra mano požiūriu įdomiausia medžiaga, yra tokia kategorija tekstų, kurie sutraukia visas tipinės žodinės komunikacijos klaidas į vieną komplektą. Jų yra grubiai 30 tipinių, kurias visur visada gyvenime, ir privačiam, ir viešam, ir politikoje, ten ir versle, visur jos veikia. Tai būtent jas verta išmokti, tas taisyklės, ko nedaryti. Ir ten yra labai įdomu. Tai vat, kai šitą išsistudijavau, mano gyvenimas apsivertė kardinaliai overnight, kaip sako, per vieną naktį. Tai ten, grubiai kalbant, yra dvi didelės grupės problemų, klaidų. Viena klaidų grupė yra įskaudinimai, tiesiog visokie įskaudinimai netyčia. Va, tu nežinai, net neįtari, kad kažką leptelsi netyčia, o realiai tu labai gali įskaudinti žmogų. Vieną žodį netaip išgirdo ir ten jau nutraukė santykius ir kartu užblokavo Facebook'e. Tai ten yra serija atveju. Ir yra kita grupė, tai yra kalbėjimas už akių. Kada mes kalbam apie kitą žmogų, tai yra apkalbos. Ir pasirodo, kad apkalbos yra daug pavojingesnis dalykas negu įžeidimas į akis. Oho. Nes jos sukelia daug visokių. Tai yra panašu, turite omeny apkalbos, tai yra, kai netgi tas žmogus nedalyvauja. 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 Mes dabar kalbėtume mūsų operatorių, ne? Bele ką, ten, sakykime, kažkokį valstybės vadovą, abstrakčią kažkokią grupę žmonių, valdžią kažkokią, elitą kažkokią ten, kažkokią ir taip toliau. Tai apkalbos veikia, jeigu sulygint ginkluotėjai, tai įžeidimas, tai reiškia puolimas su peiliu ir tu gali matai tą šaltinį ir gali gintis ir gali bėgti nuo jo. Taip. O apkalbos tai yra kaip cheminis ginklas ir biologinis ginklas, kuris sklinda ir tas efektas yra klastingas. Tavo reputacija atitinkamai sukuria kažkokią ir tai gali daryti įtaką kažkokiai tai tavo pozicijai, tavo statusui, karjerai. Ir daug blogiau, ten griūtinių būdų blogėja, vis blogiau ir blogiau, nes apsivelia tos kalbos, žmonės iškraipo tos žodžius. O galiausiai gali privesti ir dėl, sakykime, visokių savižudybių atvejų ir taip toliau. Čia yra labai, labai baisus dalykai. Taip, čia labai rimtai reikalai. Todėl yra siūloma būtent apkalbų saugotis ypatingai dėmesingai, o jeigu tu ten įžeidėjai, tai čia tavo problemos. Gerai, tai aš išgirdau, yra taisyklių rinkinys, kurias reikia išmokti, yra tos kategorijos kažkokios, bet gerai, dabar mūsų klauso žmonės, jiems yra galbūt įdomu išgirsti kažkokiu tai tokių praktinių patarimų, kurie galbūt galėtų apskritai pritaikyti kažkokias nedidelės porą, trejetą taisyklėlių, kurios skambėtų maždaug galbūt galėtų išspręsti tokias problemas, kad kaip kalbėti korektiškai, kaip kalbėti, kad būtum įtakingas ir kaip kalbėti, kad, nežinau, kad būtum įdomus galų gale. Kokiais turėtų vadovautis tokiais gairėmis bent jau kažkokiamis? Saugoti paslaptis. Saugoti paslaptis. Saugoti paslaptis, pavyzdžiui. Bet kokias. Bet kokias. Toliau, nekalbėti apie save derogatyviai, žeminančiai. Palaukit, aš dabar prie to paslapčių. Velnias, aš tai, pavyzdžiui, mėgstu paatvirauti ir man labai patinka atviri žmonės. Aš klausiu kažkieno, tai noriu būti su tavimi atviras, netgi dažnai taip pasakau. Ne, tai priklauso su kuo, kada, kokiam aplinkybėm, bet šiaip principas bendras. Jeigu tavęs prašo, nesakyk niekam, yra paslaptis, tada saugo paslaptį. Toliau, neatvirauk šiaip savo prieš bele ką, bele kur. Nes yra tam tikras brandolys informacijos apie save, kurios geriau niekada niekam nesakyti. Tai tu pagalvok, ką sakyt, čia tavo reikalas. Čia priklauso nuo to, kokią tu reakciją gausi. Gal kažkokia, ten, pavyzdžiui, aš dabar žiūriu vieną tokį serialą įspūdingą ir ten premjerė valstybės vadovės taiga susirga vėžiu ir jinai tą slepia nuo visų, įskaitant savo vaikus. Taip. Bet tai sukelia labai didelį įtampą ir namuose, ir jos komandoje, ir ten politikoje. O jinai paprastą dalyką nedrįsta pasakyti, nes bijo kažkokių pasiekmių. Galiausiai viskas apsiveršia tuo, kad jinai, jos PR specialistė sako, klausyk, dar atvirkščiai, tu kaip tik išpiškink viską į eterį, padarykim laidą apie tavo vėžį. Ir jinai padaro, jinai pasako viską nuoširdžiai atvirai, kad jinai serga ten, kad yra problema, kad reikia. Tai efektas priešingas, jinai gauna staiga palaikymą, ją palaiko didvyrę, reiškia, kad jinai padarė čia didžiulį dalyką, kad gerai, kad jinai pasakė, kad čia ir visus kitus liečia tą problemą ir viskas išėjo didžiuliais benefitais jos politikoje. Tai vat reikia galvoti, tu ne visada žinai, kaip, bet tu turi pagalvoti prieš kalbėdamas, kokį tai poveikį sukels, kam tu sakai, ar teisingas kontekstas ir koks tikslas to sakymo.
Po to... Tai reiškia, mes turim pirmo paslaptis. Taip, antras, kaip minėjot. Nes nekalbėti apie save žeminančiai. Savęs nežemė. Aš nesakyti, aš esu D, koks nors, ar ne? Tai yra labai rimti reikalai, nes tai programuoja. Tai prasme, tai, ką mes kalbam, yra tiesiog statistika. Tai, ką žmonės kalba, tai dažniausiai vyksta jų gyvenime po to. Jeigu mes, sakykime, visam pasaulyje išdalintumėm slaptus mikrofonus, tarkim, kažkokią spectarnybą ir įrašytų visų žmonių visas kalbas ir padarytų statistinę analizę, apie ką jie kalba, tai pamatytumėm, kad tie žmonės, kurie kalba kažką negatyviai, po to jų gyvenimai vyksta negatyviai. Tie, kurie kalba pozityviai, jų gyvenimai vyksta pozityviai. Bet realiai taip ir dėliojasi. Aš dabar imu pavyzdžius kažkokius tai iš gyvenimo, tai tikrai tie, kurie skundžiasi arba savo jau iš anksto kažką kalba, tai žiūrėk ir netrukus jau to sukasi energetikoje visoje. Žmogaus kompas, smegenys veikia taip kaip elektrinis kompas, kaip, reiškia, IT kompas. Kai tą tu įdedi, tą tu ir gauni. Tu instaliavai, tarkim, į kompą kažkokią 3D programą, ar ne? Tu negali iš jos gauti muzikos, nes ten 3D programa. Jis visai kitams, ką tu įdėjai į galvą, tas ir bus to žmogaus gyvenime, ką jis girdi dažniausiai ir priima į save, tai ir vyksta gyvenime. Todėl kita taisyklė, kitas patarimas yra neklausyti negatyvių žodžių ar kažko, kas tau yra nepriimtina. Tai čia kaip video editorius, aš dirbu televizoriui, tu, sakykime, turi žaliavą, nufilmuotą, tu pamatai gerą medžiagą, didį į filmą, blogą meti į šiukšles. Tai pokalbio metu, tu elgis kaip, sakykime, psichiatras, tu paimi, tau žmogus kalba kažką beleką, tu sakai, stop, šito nekalbam, dėdami šoną, dabar imam kitą temą. Ir taip cut paste, reiškia, taip ir darai, tokiu pjaustimu. Tai kitaip neįmanoma bendrauti, nes jeigu tu nekontroliuosi tai, kas tau į tavo ausis yra dedama, tai po to... Gal viena iš taisyklių yra, apie kurią ką tik norėjau pasakyti, tai man suponuoja, kad tarytum pertraukti kartais yra gerai. Kartais taip. Tai kaip šitais pertraukinėjimais? Priklauso nuo svarbumo. Jeigu tu turi geresnį klausimą, negu aš dabar kalbu, ir tu matai, kad aš... Nes aš dabar bijau, aš sėdžiu su jumis kalbu, Jėzus čia vis apie tą žodžio galią, korektiškumus kalbam ir galvoju, čia dabar mandagu, nemandagu, čia kaip pertraukti. Čia priklauso nuo situacijos. Aš kiek žiūrėjau visokias televizinės laidas, pavyzdžiui, amerikiečiai mėgsta vieni kitus numušinėti viešose kalba. Bet ten gal jie susitarė taip iš anksto, negali žinoti. Gali būti jo. Bet šiaip įdomu yra, pavyzdžiui, sakykime, aš jaučiu, kad kartais kalbėdamas aš jau nuėjau per daug į lankas. Ten kažkas iš mano komandos sako, Tomai, stop, grįžk atgal. Tai viskas labai gerai, man pačiam kartais reikia pagalbos. Ir toliau patarimas yra, kad labai įdomus patarimas yra nekalbėti subjektyvios kalbos. Subjektyvi kalba čia labai yra atskira didelė tema. Galima sakyti, yra objektyvi kalba, subjektyvi. Įsivaizduok, susirinko komanda darbe, kažkoks posėdis, sakykime, kažkokių steigėjų ar kažkokių akcininkų, ar ne? Ir dalykiniai reikalai. Staiga vienas žmogus ten išsitraukia ten dantų krapštuką, sako, ai, ten pas mane šiandien dantys skauda, ai, čia galvas skauda, ai, čia šiandien nemiegojau, čia... Pala, ko mes čia susirinkom? Mes susirinkom įmonę aptarinėti, strategiją, o ne tavo dantų krapštukus. Ir žmonės neskiria dažnai, kad jie subjektyvius pojūčius, kurie visai kitiem nereikalingi ir nesusijęs su tema ar tikslu, jie iškelia, tai prasme, jie bando kaip uždėti kažkokią savo matricą visiems dalyviam, kad čia tipo I steal the show, aš vagiu visą šitą biznį, visą šitą show. Kad čia mano dėmesys, aš čia dėmesio centre. Jo, šitas labai įdomus atvejis yra. O tie, kurie nori būti matomi, tose pačiose susitikimų metu ir pavaidinti, kad jis yra dalyvaujantis, kad jisai... Tai šiuo atveju ar pasiteisina tokie išsišokėliai, ar geriau, netgi kai tu turi atsakymą, patylėti, aš kažkur girdėjau tokį, kad išlauk savo akimirkos iki pat galo, tu vis tiek turėsi ją progos pasakyti, nes tai, ką tu išgirsi, tu dar stipriau suformuosi savo nuomonę ir tada galėsi tai pasakyti pačioj pabaigoje užtikrintai. Tai čia yra legendinė Seksto sentencijų frazė Rufino parašyta ten 2000 metų atgal. Oho. Romos imperatorija neis. Jis siuntė tokį tekstą išmintingą ir vienas iš patarimų buvo būtent toks, vos net tip top ir pasakyti. Taip ir būtent. Kažkur skaitęs. Neskubėk, ramiai pagalvok, išklausyk ir gale pasakyk, tu turėsi galimybę pasakyti daug daugiau ir įtakingiau negu kiti. Toliau, sakykim, dar vienas svarbus patarimas praktinis yra nemeluoti. Absoliučiai daugumą atvejų, išskyrus labai retus atvejus, galima meluoti. Meluoti galima tada, kai tavo žodžiai išgelbės gyvybę kažkam tai. Tai yra baltas melas, ekstremali situacija, bet šiaip daugumo absoliučių atveju, jeigu žmogus įpranta meluoti, netgi smulkmenos yra daryti tyrimai,
kurie rodo, kad normalus įprastinis žmogus, dauguma žmonių kasdien meluoja 100 kartų, smulkiai meluoja. Nu, tarkim, aš būsiu atviras, aš kartais vaikam turiu kažką pameluoti. Na, taip kažkaip pat tokių situacijų būna, kur tu turi truputį lengvai sumeluoti, kad jisai galėtų patikėti ir kažko tenai, sakykime, nedarytų arba nelabai teisingas priėjimas. Vis dėlto reikėtų, aplinkybės taip kurti, kad nereikėtų jokio melo, kad tai būtų atvira. Bet atrodo neišvengiama. Teisingai, bet išvengiama, bet čia aukštas pilotažas. Ir vaikas yra tokia būtybė, kuri tam tikrą prasme yra pranašesnis už tėvus ir jisai laipsniškai tampa mokytojų tėvams. Ir tėvai turi su juos skaitytis ir labai galvot, ką kalba, bet su vaiku yra atskira problema, kad yra labai svarbus momentas apie vaikų melą, kad jeigu vaikai pradeda meluoti, tai tėvam yra signalas, labai rimtas signalas, kad jie vaikui daro perteklinį arba apskritai daro psichologinį spaudimą. Ir tik todėl jis pradeda atsiriboti melavimu ir tėvai turi tada labai svarbės išvadas daryti ir keisti bendravimą, nustoti jam spausti jo širdį, emocijas, jausmus. Reiškia, jeigu vaikas meluoja, taip, tai yra tikimybė, kad jisai gauna per daug spaudimo iš tėvų. Netikimybė, o taip ir yra. Faktas. Reiškia, iš tėvų, greičiausiai iš tėvų arba iš tų žmonių, saugusių žmonių, kurie su juo gyvena, jiem daro poveikį, gal tai yra nebūtinai tėvai. O galima kelt balsą ant vaiko? Kelt balsą gamta davė šitą jėgą kaip ginklą ir visiems žmonėms, ir vaikam, ir saugusiam, tam, kad ekstremaliai situacijai kažką gelbėti. Gyvūnai riaumoja. Taip, ekstremaliai situacijai, bet šiaip kasdienybė ne. Išgąsdint kažką, jo. Kasdienybė žmonės tą ginklą naudoja per dažnai ir per stipriai, neproporcingai. Negalima kelti. Išskyrus, kai kažkas ten, nežinau, griuva, krenta ten, lekia ten ir staigiai reikia ten. Vat man buvo atvejis, su mano sūnum. Mes gyvenam Druskininkuose ir tokioje aikštelėje šalia tokio kelio, patogioj važinėjom, jisai važinėjo su paspirtuku, aš važinėjau su ratinėm pačiūžom. Ir staiga jisai važiuoja labai pavojingai, kad išlėks į gatvę tiesiai. O ten tuo momentu mašinų nėra, bet kada gali išlėkti iš tokio kalniuko. Ir aš matau, kad jis lėkia, mirtim gali baigtis. O aš nespėjau jo pagauti, tai su tom pačiūžom man nepavyksta įsibėgėti, o jis ten jau varo. Taip. Tai gyvenime aš taip niekada neklikiau. Taip nebuvo. Tai prasme, aš galvoju, kad man sprogs mano balso stygos. Aš klikiau, tokia jėga, aš negalvoju, kad taip įmanoma. Tai prasme, aš klikiau keliais etapais, vis labiau ir labiau ir labiau, ir jis staiga sustojo. Likus keliam metram iki kelio. Aš dabar įsiklausau, atrodo, kad jis ką tik iš to kažkur viduje prareikė dar kartelį mintimis visą reikalą. O aš tai pavyzdžiui... Tai čia tam yra skirta, va tokiam situacijom. Bet aš balsą, pavyzdžiui, pakeliu, aš kokius 2-3 kartus pasakau gražiai, paprašau, pavyzdžiui, primenu, neišgirsta. Trečia, ten truputį šūktinu, tada kažkas suveikia. Čia yra dar kiti. Kažkaip lyg ir save teisinu čia šitoje. Šiaip teoriškai ta schema yra teisinga, reikia 3 kart perspėjinėti asmenį, bet jeigu jis yra suaugęs ir jeigu tu perspėjai aiškiai, jeigu jiems, nežinau, raštu ten kažkaip į akis, jisai pratikrinai, kad grįžtamasis ryšys įvyko, kad ta informacija pasiekė smegenis ir jis atkartoja, kad jis teisingai suprato, nes komunikacija yra toks dvikryptis procesas. Tu maža, kad tu gali šnekėti, o jis netaip suprato tave. Tu ir patikrinti. Tai jeigu tikrai jis išgirdo, o ne šiaip sau ten, taip, ten ir nuėjo, o tuo metu vartai buvo čia uždaryti. Šiaip labai įdomu, mūsų žiūrovai ir klausytojai, kad pakomentuotų, pavyzdžiui, ir pasidalintų savo patirtimi, kaip jiems pavyksta valdyti savo balso toną. Ar dažnai keliate balsą, ar tai duoda vaisių, ar matote, kad tai yra labiau griaunantis dalykas, ar gal turite kažkokių kitų metodų, kaip tai teisingai daryti. Pakomentuokite, parašykite, būtų labai įdomu išgirsti jūsų šitą nuomonę ir mes po to galbūt galėsime pabendrauti ir atsakyti jums ir bus labai labai faina susirinkti jūsų patirtį. Sekundę. Jo. Dar aš noriu dėl melo pabaigti vieną punktą. Dėl melo, jo, važiuoju. Melo, mano supratimu, pagrindinė problema arba rezultatas, ką jisai sukelia, tai jisai suskaldo žmogų iš vidaus. Visą mąstymą, galima sakyti, padaro dviveidžių arba dviem asmenybėm. O tai vėliau tampa liga labai rimta vadinama, tam tikra psi. Taip kad melas yra ilgajam laikotarpį, jisai sukelia... Čia galima sakyti kaip priklausomybė?
kaip priklausomybė, bet tai virsta liga ir ta po to liga veda į fiziologinės problemas, taip kad čia ne jokai su melu. Reikia iš viso atsisakyti melo ir jį labai kontroliuoti, kad tu kalbėsi. Jis kažkaip atrodo į vaikus žiūri, tai ten man pameluoja kartais, ten taip tokie atrodo, tai toks stereotipas atrodo sukurtas, kad vaikam pameluoti, tai kaip ir tu gali kažkur nepasitikėti, bet atrodo suaugusiam žmogui mes visą laiką sakom, tai kaip jis taip, melagis, kažką. O pavyzdžiui yra, nevardinant pavardžių ir nieko jūs pastebite, arba galbūt galima iš žodžių žaismo, iš tos stilistikos, iš tokių žinomų žmonių, iš politikų, iš tų, kurie kalba į kameras, kurie turi stiprų statusą kažkokį, tai išgirsti, kad jis meluoja. Oi, daugybę kartų. Ir man pačiam buvo sunku tai kurį laiką suvokti, kad politikoje yra ir marketinge yra melas naudojamas kaip tokia, sakykime, įprastinė priemonė. Tai daugybės ryšių tai yra daroma. Bet jeigu žiūrėti į tai iš tokio aukšto valstybių valdymo lygio, tai jie kažkaip tai pateisina, ten tokios, sakykime, kaip ir žmogiškos pilnavertės etikos nėra, ten yra labai rimti žaidimai su dideliam jėgom ir ten visai kita logika negu sakykime, paprastų žmonių gyvenime, nes ten yra gyvybės ir mirtis šimtų ir milijonų žmonių. Tai jeigu Tai čia veikia taisyklė, kad tikslas pateisina priemonės, bet aš nemanau, kad tokia etika galioja normaliems žmonėms, ten jau yra kitas levelis. Bet aš tai mačiau labai daug tokio melo ir man buvo labai įdomu, kad iš žmogiškos perspektyvos tas melas atrodė kažkoks tai baisus blogis. Bet kai tu įeini į didžiulių masių valdymo logiką, tu pamatai, kad kitaip neįmanoma, kad ten visai kitaip viskas daroma. Tai čia tokia labai įdomi tema ir labai didelė ir čia gal kitam kartui. Jo, supratau. Aš turiu tokį labai įdomų punktą pasižymėjęs, nežinau, ar į vidurį dėti, ar pradėti nuo to reikėtų, gal užbaigti su to, klausymosi ir kalbėjimo santykis. Kaip šie du dalykai žaidžia? Nes man atrodo, vienas nuo kito neatsiejamus, jūs paminėjote amerikiečių ten TV show, kur vienas kitą pertraukia ir atrodo, kad to klausio aš labai dažnai pastebiu, aš pavyzdžiui labai stengiuosi sąmoningai klausytis žmogaus. Klausytis jo, net ir kartais, kai mintis nori pabėgti, jinai vis tiek susigražinu ją, klausausi. Atiduodu ir pagarbą tuo pačiu ir stengiuosi išgirsti, kad mano, sakykime, kitas klausimas galbūt būtų, arba argumentas, posakis būtų dar tvirtesnis. Kaip yra su tuo klausymusi? Ar tai nedaro įtakos, pavyzdžiui, po to tavo kalbėjimui ir panašiai? Čia yra tokia senovės egiptiečių formulė, kuri gal net vos ne pati svarbiausia viso šito temoje, arba viena iš svarbiausių, nes skamba taip: nemeluokite ir nedarykite to, ko nekenčiate, nes dangui viskas žinoma. Čia alegorija tam tikrai yra, tame įdėta. Bet idėja yra tokia, šitą nagrinėjau labai ilgai iš įvairių rakursų šitą klausimą ir mano manymu, čia turime omeny štai ką, kad jeigu žmogus meluoja, tai reiškia, jisai perlenkia į vieną pusę ir melavimas po to sukelia, čia eina kalba apie kontekstą tokį, kad žmogus susiduria su kažkokiu dideliu psichologiniu spaudimu, kažkokia prievarta psichologinė iš kažko, tai kažkokių jėgų, žmonių ten. Tai jeigu jisai tą prievartą gauna, jis paprastai nežino, ką daryti. Jisai arba pradeda meluoti, išsisukinėti melavimu ir tada užsivelia dar didesnės problemas. Arba jisai priima tą prievartą ir daro to, ko nekenčia. Yra du variantai. Arba išsisukinė melavimu, arba priima prievartą. Pasakyti, kad nedarykite nei vieno, nei kito. Ir tai yra visų sunkiausia, bet tai yra vienintelis teisingas kelias. Tai prasme, tai yra tai, ką šiuolaikiniai speakeriai, coacheriai vadina mokymusi, sakyti ne. Pasakyti ne. Tai reiškia, ne, aš nepriimu tos prievartos, to poveikio. Aš turiu savo nuomonę, savo valią. Tai čia yra vienintelis teisingas kelias. Ir šitą išmokus keičiasi labai daug dalykų gyvenime, bet aišku, reikia treniruotis, reikia tą pirmą suvokti gerai. Jo, tai o kaip apie klausimąsi patį, bet reikia, tai irgi menas klausytis kito žmogaus. Dabar dėl klausymosi yra dvi pusės medalio. Viena medalio pusė yra išmokti dėmiai priiminėti informaciją. Tai yra atidaryta ausį vadinama, bet labai nedaug kas sugeba tai padaryti.
gebančių klausyti ir išklausyti yra labai nedaug tokių žmonių. O gal čia turi būti geras kalbėtojas, kad klausytumės? Ne, tai čia po to. Bet pirmiausia yra tavo pačio gebėjimas priimti informaciją. Ir neurologai yra ištyrinėję, neurofiziologai yra ištyrinėję, kad klausyti yra ten 10 ar daugiau kartų sunkiau negu kalbėti. Kodėl? Todėl, kad kai aš priiminėjau kažkieno kitos žodžius, galima sakyti, tie žodžiai, jie yra beveik visai nauja informacija, beveik viskas yra nauja informacija ir jie įeidinėja mano, sakykime, sąlyginai smegenis ir kaip artojas aria žemę ir ją formuoja, ją keičia, ar ne, ją tobulina. Tai priimami žodžiai, vat kaip vaikai sėdi pamokos ir klauso mokytojo, nelabai nori klausyti, ne, todėl, kad tie žodžiai veikia. Ir tas arimas ir tobulinimas to žmogaus, sakykime, kažkokiu ten jausmų, suvokimų ir taip toliau, nėra labai malonus, tai yra kaip gydymo kažkokia tai terapinė gydymo formavimo priemonė. O kai tu kalbi, tu sakai tai, kas tau jau žinoma. Tu nieko naujo nesužinai, iš esmės tu sužinai vieną kitą dalyką naują, kalbėdamas su savim, tu saviužvedė kažkokių įdomių temų ir irgi padarė atradimų, bet tai yra tavo pačio pasirinkta paternas arba konfiguracija tų žodžių, ką tu pasakysi ir tavęs tai neskaudina, o kito žmogaus žodžiai veikia labai stipriai. Tai todėl, kai tu klausai pašnekovo, tu turi būti dėmesingas. Yra svarbi sąlyga, kad jeigu, kaip aš prieš tai minėjau, tą video redaktoriaus taisyklę, kad jeigu tu girdi kažką, kas tau skausminga, tu turi stabdyti tą pokalbį. Ir čia yra dar didesnė tema, tai yra mokėjimas gintis nuo negatyvių žodžių, nuo negatyvių pokalbių, kai, sakykime, tu ateini pas savo tėvus, ar ne, ir tu klausai, ką tau patarinė, bet staiga tu pradedi sakyti kažką, ko tu negali pakelt. Tai jeigu jau negali pakelt, tada sakai, ten tėti, mama, šitą temą dedam į šoną, aš negaliu, nepasiruošęs kitą kartą. Apie negatyvius pokalbius jau netrukus perėsim, labai laukiu tos dalies, o dar toks pabaiga apie tą žodžio vis dėlto tą galę ir poveikį. Gal jums teko pasidomėti, kiek žinau, beros ir vos nauja jūsų domėjimusis sritis yra, jeigu aš neklystu, prisimenu, apie tai, kaip žodžiai gali daryti įtaką sveikatai ir ilgamžiškumui. Oi, čia didelį įdomi tema, taip aš trečią kartą. Ar gali visų pirma? Taip, labai gali ir daro. Wow, naugi. Todėl, kad jeigu žiūrėti iš šiuolaikinės perspektyvos, tai yra visai neblogai žinoma, ne visi žino, bet tie, kurie tyrinėja, žino, kad žmogaus fiziniai sutrikimai, fiziologiniai sutrikimai, jie kyla iš emocinių, psichoemocinių problemų, o psichoemocijos problemos kyla iš mąstymo problemų, iš kažkokių tai ten, sakykime, klaidingų ar gerų ar blogų sprendimų. Šiuo atveju blogų, jeigu žmogus akumuliuoja daug blogų sprendimų per ilgą laiką, pasiprasideda sunkumas kraujotakoje, plaučiuose, kvėpavime, po to prasideda fiziniai sutrikimai atitinkami. Tai tu negali išgydyti žmogaus pilnąją prasme, vien tik gydydamas jo fizinį kūną. Jeigu tu nori greituoju būdu, tai yra tokių priemonių, yra tai daroma su tiem žmonėm kategorija, kurie tik to nori. Bet jeigu nori pilnai gydyti, turi gydyti visą sistemą ir tai yra didžiulis darbas. Tai tos priežastys, kurios yra mąstyme, mintyse, sakykime, užprogramuotos, jos labai aiškiai rodo, kad stresas, jos sukelia stresą, mintys sukelia stresą, ką jos daro, jos, sakykime, įsivaizduok, sėdi jaunas, sveikas, gražus, tvarkingas, protingas vyras, pusryčiauja, ten patenkintas, laimingas, saulė šviečia, staiga jam ateina SMS. Taip. Jo veidas papilkėja, jo kūnas susilenkia, jo žvilgsnis nueina žemyn. Čia blogas SMS atėjo. Aišku, blogas. Tai reiškia, kad blogas. Tas įsivaizduok, staiga reiškia, prasideda fiziologiniai pokyčiai. Nuo ko? SMS žinutės. Tai kas ta žinutė atrodo? O ką jinai padaro? Jinai sukelia kortizolio išskyrimą. Ir kortizolis tada visą šitą darbą daro. Tai prasme, jeigu jis tą žinutę nesugeba filtruoti arba neimti plaučius, kaip žmonės sako, ar ne, jie išėjo, žinai. Tiem nieko nevyksta. Jeigu jis yra sparus, nerviškai, dvasiškai stiprus. O jeigu ne, viskas, jam gali infarktų baigtis. Gal jis tą dieną yra ne visai pilnai geros būklės, gal pervargęs, gal ten kažkokių tai problemų. Infarktas ir viskas, žmogus nėra. SMS žinutė. Tai atrodo liktai nieko tokio, bet čia priklauso nuo aplinkybė. Jeigu žmogus nėra stiprus, tai veikia katastrofiškai.
O tas, kuris stiprus, jisai moka filtruoti, jisai išėjo, per vieną ausį įėjo, per kitą išėjo, jisai nepriima į save tos informacijos. Arba jisai ją moka, jis turi tiek žinių, kad jis tą einančią informaciją, kaip kažkokį, sakykime, trash, jisai spėja recyclinti, jis spėja perdirbti, kaip tai yra ten šiukšlių mašinos, kurias viskas sumala, ar ne? Belia ką, įmeti, ten nieko nelieka iš to ten skuteliai. Tai va, atėjo kažkokia bloga žinia, jis su to savo ten kažkokį tai mechanizmų dantračiai suvalgė, išmetė, nulis emocijų. Aišku, būtų gerai, kad iš vis be telefonų sėdėtumėt ir valgytumėt ir negautumėt tokių žinučių. O žodyno kiekis tavo galvoje, sąmonėje turi įtakos kažkokiam, nežinau, tavo uždarbiui, statusui, karjerai? Turi ir gyvenimo trukmei, todėl kad... Gyvenimo trukmei netgi turi. Jo, tai yra tyrimai daryti tokie, kad gyvenimo trukmė ilgiausiai gyvena tie žmonės, kurie yra labiausiai išsilavinę, turi daugiausiai proto, žinių, informacijos ir taip toliau. Nes o tie, kurie trumpiausiai gyvena, jie turi mažiausiai išsilavinimo. Tai yra darytas garsus Einšteino smegenų tyrimas, kuris parodė, postmortem, po mirties, parodė, kad žmogaus gyvenimo trukmė priklauso nuo to, kiek aktyviai dirba smegenys. Ir smegenų maistas yra įdomi nauja informacija. Ir mokymasis pastovi kažko naujo. Kiekvieną dieną daryti kažką įdomaus. Ir skirtingo, jo? Ir skirtingo, taip. Vieną dieną matematika, kitą dieną dar kažkas. Tai pastoviai, tai žmonės yra kaip ant narkotikų sėdint naujienų. Žiūri pastoviai naujienas, kas vyksta pasaulyje, ar ne? Tai čia yra pats silpniausias variantas, bet gali būti daug stipresnis. Tai yra netgi atskiras mokymas, sistema vadinasi neurobika. Tai reiškia nervus treniravimas kiekvieną dieną. Aerobika tik tai nervams. Tai tie žmonės, kurie pastovi veikia ką nors nepaprastai įdomaus, jie gyvena ilgiausiai. Jie turi didžiausią motivaciją gyventi. Nes jų smegenys pastovi veikia kažką įdomaus. O tai aš žinau, ten vieną tokią pažįstamą Anglijoje seną moterį, kuri buvo ten 29 su kažkiek tai jinai, būdama beveik 100 metų, jinai vairavo mašiną ir ten pipsindavo, varinėdavo kitus vairuotojus Londono centre, ten šokdindavo. Žaidė tenisą, reiškia, kiekvieną dieną ten būdavo, kiekvieną valandą surašyta, turėjo kažkokį draugą ten. Action visą dieną veiksmas. Jinai veikia labiau negu kitas jaunas žmogus. Ir po 2 dienų numirė. Plaučių uždegimas ir numirė. Viskas gerai, normaliai, taip turėjo būti, atėjo laikas ir išėjo, bet prasme, tai smegenys aktyvios, žmogus gyvas visą gyvenimą, o biologai sako, kad žmogui skirta, yra tam tikra formulė biologui žinoma, kaip paskaičiuot bet kurios stuburininio žandolio gyvenimo trukmę, žmogui skirta gyventi 120 metų. Tai nestebuklas. Tai aš girdėjau, kad 140 netgi. Gal ir daugiau, bet 120 yra tokia plius minus. O dauguma žmonių gyvena beveik pusę, tai 60 su kapeikom. Taip. Kodėl? Todėl, kad jie patys savo gamina didžiulį kortizolio kiekį, didžiulį stresą, patys. Jie nežino, ko nori, jie nori per daug, arba nori per mažai, ta prasme, jie nevaldo savo norų, nes tai yra tas pats, kas tu nevaldytum savo viduje gazo ar stabdžio pedalų, kaip mašina, ar ne? Tai va, to rezultate jie padaro crash vidurį gyvenimą. Na, va, kalbant apie tą tyrimą ir jūsų kalbančius ir nekalbančius, tai čia tas pats susijęs dalykas ir su socializacija, nes būtent tie, kurie yra užsidarę vienišiai, jie lygiai tas pačias pasiekmes turėjo blogas, apie kurias jūs paminėjot, ir tie, kurie buvo socialūs žmonės, įsijungiantys į bendruomenės, aktyvūs, bendraujantys, palaikantis ryšį su savo artimaisiais, tolimais ir netolimais, jie turėjo visiškai priešingus, praktiškai be išimčių rodiklius, tiek kalbant apie širdies kraujagyslių sistemos. Tai vis tiek, jeigu tu esi socialus ir bendruomeniškas, tai tu ten tikrai, ta prasme, turi progos pasireikšti daugiau, automatiškai kalbant šiandien apie žodžio galią, matyti, kad tai irgi pasireiškia. Mūsų tinklaladėje vandens pertraukėlė ir mes renkamės Akvilės vandenį šiai pertraukėliai. Vanduo, kurį atidarius, jūs galite būti tikri, jog jūs esate pirmas, kuris prisiliečiate prie šio nekalto vandens. Ultra Clean technologija, išgaunamas vanduo, neturi jokio sąlyčio absoliučiai su nieku, apart jūsų lūpų ir gomurio. Atsigaivinam ir tęsiam mūsų pokalbį. Tai šiek tiek apie tuos negatyvumus vis dėlto. Tai ar pats, Tomai, keiksmažodžius vartojat? Keikitės? Aš vartojau keiksmažodžius mokyklos laikais ir ten buvo tai įprastas dalykas. Na, aš nesikeikiau daug, bet kažkiek keikdavausi, aš tą labai gerai pamenu. Po to man įvyko kažkoks lūžis, aš nepamenu konkrečiai kaip, aš nustojau tai daryti.
Ir va dabar, kai aš pasidomėjau keiksmažodžiais, tai mane nustebino, yra daryti tyrimai, yra toksai Stevensas tyrinėjęs giliai ir eksperimentavęs su keiksmažodžiais. Tai turbūt galbūt jis yra vienintelis ir didžiausias autoritetas turbūt pasaulyje šitoje temoje, tai jisai padarė labai įdomų atradimą, kurį labai vertėtų žinoti Lietuvos visiems influenceriam. Šiuo metu Lietuvoje atsirado mada keiktis. Oi, labai. Ir kuo tai darai viešiau, tuo esi populiaresnis ir taip toliau. Taip, tai Stevensas paaiškina šitą problemėlę, kad tai yra panašiai kaip narkotikai, kaip priklausomybės, kad jeigu žmogus keikiasi retai, kažkokia ekstremalioje situacijoje, kai yra kažkoks skausmas, fizinis ar kažkoks dvasinis, tai tada keiksmas, jisai išmeta padidintą adrenalino dozę. Fight or flight. Fight or flight. Ir tai išsprendžia, tai sumažina skausmo pojūtį. Ir darytas yra Stevenso tyrimas, kurio metu studentai, savanoriai, įmerkdavo rankas į šaltą vandenį ir vieni iš jų keikėsi, kiti ne. Tai tie, kurie keikėsi, jie skausmą atlaikė ilgiau negu tie, kurie nesikeikė. Tai, bet Stevensas... Sakyčiau visiškai priešingai. Taip atrodo. Aha. Tie, kurie keikėsi, jie ištvėrė ilgiau. Jie skausmą atlaikė labiau. Aš tai matot, ledo vonės propaguoju, tu jūs mane dabar čia prikalbėsit, aš nueisiu į ledo vonę, kai pradėsiu ant viso kiemo keikti, supranti, burnuotis, kad ilgiau galėčiau išsėdėti ledo vonioje savo, nejuokauju. Tai žodžiu, idėja yra tokia, kad jeigu keikiamasi labai retai, tai yra naudinga. Ir aš, sakykime, pats apie save pagalvojau, ką aš daryčiau, arba aš esu vieną kartą gyvenime nulėkęs nuo kelio su mašina į pievą. Ir ta mašina ant šono atsigulė ir aš taip kabojau diržuose. Ten viskas buvo 2 sekundės ir bum. Ir aš dabar galvoju, ar aš nusikeikiu ar ne? Bet po to pramodeliuodavau, galvoju, o jeigu vėl taip įvyktų, nes čia sekundžių reikalas, gali nulėkti. Ko gero, gal ir nusikeikčiau. Bet tai labai reti atvejai gyvenime. Tai Stevensas sako, kad jeigu žmogus keikiasi pastoviai, kasdien, tai tas efektas baigėsi. Taip kaip su narkotinėm medžiagom ar priklausomybė bet kokiam, reiškia, iš pradžių yra malonu, bet po to... Taip, po to tai yra įprotis, tai yra kas antras tavo žodis visiškai ir jisai absoliučiai jokios įtakos nedaro, tik tai tiesiog purvina kalba ir tiek. O pasiekmes, pastovius keikimosi yra daugybė pasiekmių, įskaitant tai, kad prasideda socialinė izoliacija, tas žmogus yra negeidžiamas, jis praranda draugus, pasidaro nepatikimas. Susiranda tokių pačių, tai pilna tų besikeikiančių. Ir jie patys vieni kitus taip vertina negatyviai. Nes jau už akių taigi kalbasi ir jie patys jais nepasitikė vieni kitais. Ir kas, tai gyvenimas jos verčia būti kartu, jie neturi pasirinkimo, bet jie nepasitikė vieni kitais. Ir išduoda po to kažkokiam ekstremaliam situacijom, kai reikia rinktis. Kaip tie keiksmažodžiai iš vis atsirado, Tomai? Ta prasme, aš suprantu, kad mes juos paveldėjom iš mūsų artimųjų kaimynų, tuos tokius klasikinius, kurie riebiausiai yra ir tai nėra mūsų keiksmažodžiai. O gal tai yra vis dėlto mūsų, kaip jūs sakėt pradžioj, čia vėl nežino, kokia ta kilmė yra. Bet kokia tai yra istorija keiksmažodžių apskritai, bet, sakykim, mes juos turim. Aš nenoriu čia jų vardinti, kad neužblokuotų mūsų laidos, bet, mes visi juos žinom. Aš turiu savo versiją, kaip man atrodo, aš meditavau šitą temą, iš kur tie keiksmažodžiai atsirado, kai girdėdavau, galvodavau, iš kur čia atsirado. Mano versija, man atrodo, kad žmonės pradėjo naudoti konkrečiai seksualinio pobūdžio keiksmažodžius dėl to, kad daugumai žmonių tokiam instinktų lygyje šita tema, seksualinė tema yra labai intimi ir labai tokia gerai šiltai tokia, kaip čia pasakyti, tokia svarbi maloni. Ir jie galvoja, kad ir tai visiems svarbu, bet žmonės apie tai nekalba viešai. Tai jeigu jie sako seksualinį keiksmažodį, kad ir su negatyvia intonacija, jie galvoja, čia man atrodo instinktas veikia, kad jie tuo metu padaro tam tikrą atvirumą, kad jie pereina tam tikrą atvirumo režimą, kurio metu jie tikisi ir kažkokios pagalbos ar kažkokios jungties su kitais.
Tai jūs norit pasakyti, kad besikeikiantis jisai tarytum savo būseną atskleidžia? Taip. Parodo. Ir tyrimai tą patvirtino. Ir psichologiniai tyrimai tą patvirtino, kad toj situacijoje žmogus yra ypatingai atviras, kai jisai keikiasi, kad jis leidžia savo tokius dalykus sakyti, nors jis žino, kad tai yra nenorminė, nenormatyvinė kalba, bet psichologai pataria tokį tipsą, kad jeigu prieš jūs šalia jūsų žmogus keikiasi, tai neskubėkit jį nukirtinėti ar bėgti nuo jo. Žinokit, kad jis yra tuo metu toj atvirumo būsenoj ir jūs turit šansą išgirsti kažkokią svarbą žinutę iš jo, galbūt jis jum ją adresuoja arba apie tą žmogų sužinot kažką labai svarbaus. Jis yra tam atviravimo režime ir jį galima įeiti ir jo galima gauti labai gerą kontaktą. Jo, bet tai ne patys keiksmažodžiai kažką tai pasako, bet kiti žodžiai, kurie kartu su keiksmažodžiais atskleidžia jo, gali atskleisti jo vienas ir vienas problemas. Tai be abejo, bet keiksmažodžiai, jeigu jie yra tokio seksualinio pobūdžio, jie... Bet visi seksualinio pobūdžio yra keiksmažodžiai. Iš tikrųjų, kaip bebūtų įdomu, viskas yra apie aną galą. Tai rodo, kad žmonėms tai yra svarbu ir kad jie tą suvokia kaip kažkokį tai instinktyvų, sakykime, seksualinė jėga, jeigu imti tokia rimta plačia prasme, tai yra kreatyvinė jėga, kuri kūrė žmonės, kuri kūrė gyvenimus, kuri kūrė visatas, privačius pasaulius. Taip. Bet situacija, kai yra kažkoks skausmas ir kažkokia problema, kai tai išsakoma, tai tarp kitų žmonės naudoja jos keliais atvejais. Naudoja vienu atveju tam, kad įskaudintų kažką, antru atveju tam, kad nuimtų skausmą, tam, kad įmestų adrenalino dozę. Pavyzdžiui, pramestas metimas ir ten nepataikė lemiamą. Net matai per kameras, kaip krepšininkas nusikeikia iš lūpų, visa jėga atrodo taip, kažkur nusintė tą žinutę į visatą net visą. Toliau naudojama tam, kad pasidaryt pauzę. Ir aš pastebėjau, sakykime, kai aš dirbau radijui, aš naudodavau kalbos šiukšlės, aš dar neturėjau patirties, tik pradėjęs kalbėti radijui. Tai aš stebėjau, įrašinėjau pats save ir stebėjau, kada aš naudojau tam tikrus žodžius, ten visokius na, ten s, ten taip, ten reiškės ir taip toliau, tam, kad tuo metu padaryti kažkokią mikrotiltą tarp minčių ir jausmų. Ta prasme, kad aš tuo metu galėčiau kažką pagalvoti. Tai keiksmažodžiai irgi tokiam tikslui naudojame. Aš girdėjau, būdamas gyvendamas Londone, vieną tautą, kuri labai naudoja keiksmažodžius. Jiem gal tai netrodo keiksmažodžiai, gal ką čia daro. To paaiškėjo, kad jie tai naudoja kaip kalbinės pauzės. Ir ketvirtas yra atvejis, tai yra keiksmažodžiai naudojami kaip emocinis pabrėžimas kažko, tai kaip sustiprinimas kažkokio tai ten sakinio. Taip. Tai yra 4 paskirtys. Įžeidimas, adrenalinas, pauzė ir emocinis sustiprinimas. Kalbant apie tos seksualinius visus, reiškia, epitetus kabutėse, aš girdėjau tokią teoriją, kaip jums, Tomai, įdomi istorija, kad, reiškia, anksčiau tie dalykai buvo vartojami normalioje buitinėje kalboje ir jeigu mes kalbėdavome apie kažkokį tai, sakykime, ten, kaip mes dabar mėgstam sakyti, ten, nu, žodžiu, jup, ten pasakom iki galo, tai buvo normalu, tarytum tu linki vaisingumo kažkokiai tai moteriai ir pasakai, kad tai yra, nu, tu kaip ir palinkėjimas eina. Ir įsivaizduokit, jeigu tai yra tiesa, tai reiškia nuo normalios formos palinkėjimo kažkokio tai tokio tai kažkokio alegorinio, gražaus, mes perėjom prie to, kad tai yra nešvankybė mūsų galvose. Nu, tai taip, istoriškai žinoma, kad daugumoje šalių yra keiksmažodžiai yra nenormatyvinė kalba ir nedraudžiama viešumo ir draudžiama daugybė visokių aplinkybių. Bet problema yra tai, kad namuose žmonės labai daug naudoja keiksmažodžių, nu tie, kurie iš viso keikiasi. Ir mane nustebino statistika, kad apie 60% žmonių keikiasi, kad tai yra gana daug, aš galvoju, kad mažiau. Įdomu, kad keikiasi, turite omeny, nuolatos naudoja keiksmažodžius, ne tai, kad nusikeikia, bet keikiasi. Neretai, bet taip, sakykim, reguliariai. Ar ten pastovi, ar daug, ar mažai, bet iš principo naudoju. Aš, pavyzdžiui, nenaudoju. Aš ten per paskutinius, nežinau, ten 35 metus panaudojau keiksmažodžius, gal, nežinau, 3 kartus ar 4 kartus. O aš vadžinokit, labai sąmoningai stengiuosi nevartot keiksmažodžių, bet jie man išsprūsta vis dėlto kažkur. Pykčio kažkokio tai ten, sakykime, ne pykčio, bet tokio, kai sakot, reikia kažkur tai nuraminti save, kad adrenalino išmest į kraują.
tais atvejais pasitaiko ir kitas dalykas būna, kai kažką tai noriu pabrėžti, irgi tarytum kartais įsiperša. Bet čia matyt vėlgi aplinkos kažkokių tai patirčių įvairių rinkinys yra. Tai įmanoma ar to atsikratyti iš vis? Gal turit kokių patarimų, kaip atsikratyti keiksmažodžių? Aš manau, kad keiksmažodžiai yra netoleruotinas dalykas. Tai yra tarytum prakeiksmas kažkoksai tai kito žmogaus. Na, tai čia ar pačio savęs netgi. Panašiai kaip su kiekvienu negatyviu poveikiu, ar tai yra fiziologinis, ar kažkoks emocinis poveikis. Sakykime, aš ten kažkada paauglystėje rūkiau keletą metų. Ir po to aš ėjau studijuoti mediciną ir man buvo proga pamatyti prozektoriume, tiksliau morge, kaip atrodo sulyginimas sveiko ir visą gyvenimą rūkiusio žmogaus plaučiai. Ir man dingo noras tą pačią akimirką. Aš pamačiau viskas, man to užteko. Tai šiuo atveju, ko gero, irgi reikia pamatyti akivaizdžiai, koks yra poveikis ar kažkokias statistikas, ar žmonės palyginti, kaip jie gyvena vieni ir kiti. Tai, sakykime, pavyzdys, Elonas Muskas, kiek jisai keikėsi, arba kiek jisai keikėsi ar keikdavosi per gyvenimą, ar jisai tą daro. Arba ten kiti kažkokie garsus, ten įtakingi žmonės. Tai jeigu mes imam to, sakykime, pavyzdžius geriausius pasaulio, tai jie tokių dalykų nedaro. Jie netgi turbūt privačioje erdvėje tokių dalykų nedaro. Ar ten slapta tualetė sėdėdami nesikeikia. Tai pasaulį šiaip, kalbant anglų kalbą, tai ten iš vis keiksmažodis atrodo normalus dalykas. Ten visur keikiasi, filmuose keikiasi, per televizijos keikiasi, socialiniai medijoje visi keikiasi ir ten tas priimtina, o jeigu nusikeiksi rusų kalbą, o tada jau yra kažkoksai, aš girdėjau, kad, tarkim, rusų keiksmažodžiai užima ten pačią aukščiausią viršūnę kažkokie tai keiksmažodžių skalių baisume tame. Gal kažkokie esate, žinot, ar girdėjot kitų šalių kažkokių keiksmažodžių, kurie ten dar baisesni yra ten, nežinau, ar yra tokių? Aš žinau, kad yra kažkoks toks reitingas, bet aš girdėjau, kad tie, kurie nagrinėja keiksmažodžių temą, sako, kad keiksmažodžiai yra ne juokai, nes tu prakeikinėjai kažką, tai sakykime, ar tą asmenį, ar netgi pats save, bet yra tam tikri keiksmažodžiai, net ne keiksmažodžiai, ten net nežinau, kaip juos įvardinti, dar kažkas dar radikaliau, kurie naudojami kaip vos nežinau, ten priemonė nušalinti ar paveikti kažkokį asmenį, ir tai daroma kolektyviniu būdu, ir tas asmo po to su vyksta blogi dalykai, tai čia nejuokai, čia labai rimti reikalai. Kaip užkalbėjimai kažkokie, kažkas panašaus, yra tokie dalykai dar. Kažkas tai tokio. O tie keiksmažodžiai, kurie yra, kokią jie galę turi, kurie yra tarytum truputėlį pakeisti į gerąją pusę. Jo fana, jo papa, ten nežinau, man iki vienos vietos. Bet, tai tarytum gražiai, savo ramiausiai kalbu į mūsų žiūrovams, bet iš esmės potekstė tai ta pati visa. Ir aš galiu netgi jausdamas išreikšti tą patį, nors tik tai žodis kitas, kaip yra šiuo atveju. Ar tai yra tokia pati energetika tos galios? Manau, kad ne. Ir čia toksai, mano kompromisinis ar geresnis variantas, jeigu jis negali visai be keiksmažodžių, tai jau geriau taip negu nieko. Negu pastoviai keiktis. Bet čia labai reliatyvus dalykas, reikia jausti. Lygiai taip pat, kaip aš sakiau, kad jeigu žmogus keikiasi pastoviai, tai efektas baigsis, tas adrenalinas baigsis. Jeigu jisai tą naudoja retkarčiais, tai tada jau čia jo pojūčio reikalas, labai subjektyvus, tą labai sunku pamatuoti. Jo, tai nežinau, labai įdomu dar, tarkim, ir iš žmonių išgirsti, ką jūs manote apie keiksmažodžius, kurie tarytum yra vos ne mūsų, nežinau, atrodo, niekad net ir nesusimastom, atrodo gyvenimo dalis, kur, nieko čia baisus, nusikeikti truputėlį. Bet, tarkime, įdomu, vaikam negalima keiktis jokiais būdais, kai tu pats emi ir vieną kitą kartą per dieną išplemeni kažką, tai bet po to sakai, čia taip pat kaip ir su rūkymu ir su alkoholio vartojimu irgi negalima niekam nieko vartoti, bet pats su tai gali daryti. Tai pasidalinkite komentare, tarkime, ar jūs keikėtės, ar jums atrodo, kad tai yra blogybė, kaip jūs, tarkime, vertinate tuos, kurie viešai keikėsi ir galbūt, nežinau, iš to darosi savo populiarumą, būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę, ar patys keikėtės. Galite atvirai sakyti, mes be jokio heito, sakykime, be jokio teisinimo, sakykime, jūsų neteisime, niekas išklausysime ir būsime jums dėkingi.
Vat, o nežinau, Tomai, aš noriu Jums labai padėkoti, kad šiandien mūsų apšvietėte apskritai apie tą visą žodžio galios fenomeną, ant kiek tai yra stiprus įrankis, kokią jisai turi istoriją, kokios yra aplinkybės. Yra labai daug dar tokių dalykų, kuriuos mes galėtume aptarti, pakalbėti. Galbūt bus dar proga, galbūt paimsime konkrečius, gal žmonės pareikalaus, kad sakykime, kaip kalbėti tam tikrose situacijose, galbūt mes galėsime jiems padėti, atskleisti, nes tikrai yra įvairių gyvenimo sričių, kur galime įvairiai mokytis kalbėti. Galbūt mes galėsime dar vieną tinklalaidę su Jumis įrašyti. Na, o šiandien tikiuosi Jūs išsinešėte savo dozę žinių, tikiuosi palėtėme Jūsų protus, galbūt paliesime ir Jūsų liežuvius, pradėsite filtruoti, ką kalbate, kaip yra mėgstama sakyti, šalinkime keiksmažodžius, mokykime kontroliuoti žodžius ir kaip girdėjote, Tomas sakė, net ir raidė kartais pasakyta gali turėti didelę įtaką. Ir nepamirškite, kad tai yra taipogi ir sveikatos visas klausimas. Turi įtakos labai didelė sveikatai. O jeigu Jūs iki šios akimirkos mus pažiūrėjote, tai mes būsime labai dėkingi ir aš būsiu labai dėkingas, jeigu Jūs užsiprenumeruosite šį kanalą, paspausite varpelį, kuris primins Jums apie mūsų naują išėjusią tinklalą, nepamiršite jos. Jums tai galbūt yra maža smulkmena, mums tai yra augimo garantas, mes galėsime daug greičiau plėstis ir kurti naują turinį. Ir žinoma, vienas kitas komentaras, kaip ir mes prašome Jūsų tinklalaidės metu, visą laiką mums irgi džiugins akį ir ausis. Tai visiems iki kito karto. Tomai, iki.